1948 m. gegužės 22 d. Sovietų Sąjungos vidaus reikalų ministerija MVD pradėjo operaciją Vesna. Operacija truko 4 metus ir jos metu gyvenamojo būsto neteko apie 40 000 žmonių Lietuvoje. Jie buvo ištremti. Turbūt simboliška, kad šiandien, lygiai po 77 metų, mes pradedame akciją, kurios metu irgi kažkiek Lietuvos žmonių neteks namų. Ir man labai negražiai atrodo teiginiai, kai finansų ministras sako, kad čia nieko, kad mes čia pasirūpinsim, kad čia niekas nieko nepraras. Tai gerbėmieji, mes neturtingų žmonių sąskaitą sprendžiame turtingųjų problemas. Jau vyriausybė aiškiai pripažino, kad šios vadinamos reformos dėka turtingieji, tai yra turintis nekilnojamo turto už 1 milijoną, už 3 milijonus, mokės 2, o tai ir daugiau kartų mažiau, negu būtų mokėję be šios reformos. Iš kur tie pinigai atsiras? Vis tiek pinigų planuojama surinkti daugiau, nes tie pinigai bus surinkti iš neturtingų, tų, kurių būstas vertas 50 000, 100 000. Tai aš dabar prašau visų, kurie už šitą nesąmonę balsuos, man paaiškinti, ką pasakyti rinkėjai, kurią sutikau Gedimino prospekte ir kuri verkdama pasakojo, kad jinai gauna pensijos 440 eurų per mėnesį. Ir jai nebus lengvatos dėl to, kad jinai gyvena viena, nes vyras neseniai mirė. Ji pirmiausiai susimoka mokesčius, nusiperka vaistus ir paskui žiūri, ką jai daryti, kaip jai išgyventi likusį laiką. Namuose 14 laipsnių šilumos. Ji negali įsijungti elektrinio radiatoriaus, kadangi už tai reikia mokėti. Ji net tualete vandens nenuleidinėja, o vandenį neša iš virtuvės, kai išplauna indus. Tai visi, kas už šitą nesąmonę balsuosite, man pasakykite, ką paaiškinti tokiems žmonėms. Ačiū.